Todėl, kad muzika yra ta veikla muzikinė, kada žmogus pirmiausiai pajunta malonumą, teigiamas emocijas, o per teigiamas emocijas tai tada yra žymiai paprasčiau ir išmokti, ir prisiminti, ir norėti dalyvauti tam tikroje veikloje. Sutrikusio intelekto žmonėms labai svarbios tos teigiamos emocijos. Kuo daugiau suteikti tų teigiamų emocijų. Nes šie žmonės, jie nesuvokia taip gerai tos tolimesnės perspektyvos. Prastos raidos žmogui mes galim pasakyti, va, tu būsi ten sveikesnis, o šitie žmonės, jiems reikalinga trumpalaikė perspektyva. Būtent šokis su muzika, sportavimas, buvimas grupėje su muzika, tai jisai duoda labai daug ką. Teigiamos emocijos visų pirma. O per teigiamas emocijas mes tada galime ir valdyti tą elgesį, ir išmokinti daug dalykų. Ir iš viso tokių fizinių veiklų metu mes ne tik tų fizinių judesių išmokinam. Aišku, labai stengiamės, kad būtų tie fiziniai judesiai tokie, kad juos paskui galima būtų panaudoti ir kasdienėje veikloje. Bet daug yra išmokstama ir tokių elementarių dalykų, pavyzdžiui, ir naujų žodžių, ir kalbos. Specialiai sukuriamos tam tikros situacijos, kad dalintis jos mokėtų, kad padėti viena kitai, kad būtų atsakinga už grupę. Dabar papasakokit plačiau, kaip vyksta toks tyrimas su muzika. Vyksta stebėjimas ir stebimas tas elgesio pokytis. Kaip jos pradeda labiau bendrauti, kaip jos nori ar nenori dalyvauti, kaip su kiekvienu kartu jos jau kuo daugiau išmoksta, kaip jos viena kitą netgi reguliuoja merginos, kaip blogai šoki, tu gerai šoki, kur tu stovi, kaip čia reikėjo. Tiesiog stebi, vienas iš tyrimo metodų yra stebėjimas, tai gali fiksuoti labai daug dalykų. Ir aišku, sudėtingas gal tyrimas, todėl kad tu turi ilgą laiką būti kartu su to merginom ir dalyvauti toje veikloje, dalyvauti tame procese. Tai nėra tokie išmatuojami dalykai lengvai. Be abejo, mes atliekame tyrimus ir kaip labai konkrečiai, kaip pagerėja jų fizinė būklė, tai atliekami jėgos, ištvermės matavimai, bet sakyčiau, gal paprasčiau yra šitos dalykus išmatuoti. O tas stebėjimas ir tas elgesio kitimas, manau, kad yra dar ir įdomesnis tyrimas, kuris, aišku, yra sudėtingiau atliekamas. Ar noriai dalyvauja tyrimuose merginos? Mes, kaip atlikome šitą tyrimą, tai nebuvo įvardinta kaip kažkoks tai tyrimas, nebuvo merginom tam pasakyta, kad toks tyrimas. Jos ateina tiesiog į užsiėmimus įprastinius, kuriuose jos dalyvauja. Bet noriai tikrai dalyvauja, ypač tai tą dalyvavimą skatina išvykos, kad paskui važiuosime į kažkokias tai varžybas, pasirodymus. Po kiek laiko pastebimas tų užsiėmimų poveikis ir koks jis? Nuolatos turi tą daryti, kad jisai būtų, tai nebus tai, kad pasiekė ir ilgą laiką tas išsilaikė, bet išmokimas vis dėlto to elgesio, tai jisai pasilieka ir tiesiog to daugiau bendravimo atsiranda ir daugiau kontakto ir išvykose ypač, kada jos išvyksta kažkokius pasirodymus, dalyvauja su kitais įprastos raidos žmonėmis ir toje pačioje veikloje dalyvauja. Tas duoda tokį stimulą ir bendravimą ir normalų įprastinį elgesį. Kokie atsiliepimai iš tų žmonių, pas kuriuos sugrįžta gyventi merginos? Ar yra matomi pokyčiai jų elgesyje? Tyrimai, kai buvo atliekami, tai buvo atliekami globos namuose. Tų kontaktų su tėvais praktiškai neturi jie, nėra. Tai yra tik tai auklėtojos, kurios atsakingos už tas vaikus. Tai atsiliepimai, aišku, geri, todėl kad dažniausiai tos merginos, kurios dalyvauja tose veiklose, tai jos būna ir aktyvesnės, ir jos dažniausiai būna aktyvios ir kitose veiklose, ir rankdarbiuose. Ir tai atsiliepia visose veiklose, kasdieniam gyvenime, ne tik tai labai konkrečiai, kad pavyzdžiui šokiuose. Labiausiai šitiems vaikams toks svarbiausias dalykas tai yra tiesiog tos teigiamų emocijų patyrimas tuo metu. Kaip pritaikomi tyrimų rezultatai? Tai yra spausdinami straipsniai, metodinės priemonės, studijų knygos ir iš tikrųjų tie žmonės, specialistai, dirbantis ir bendraujantis su tais vaikais, jie turi galimybę pasinaudoti tomis rekomendacijomis ir tais tyrimų duomenimis, kurie yra teikiami, nes aišku, iš tiesų labiausiai ir naudingiausia turbūt ir maloniausia, kada tavo tie tyrimai yra panaudojami tikrai realiai tų žmonių kasdieniai veikloje, kurie dirba su tais žmonėmis. Čia yra turbūt dvi pusės. Vienas dalykas, kad tų specialistų tada suvokimas, kad tai vis dėlto teikia naudą. Tai va, mes suteikiam tokį pagrindimą praktikoje dirbantiems žmonėms. Toliau tai mes organizuojam seminarus. Praeitą savaitę turėjome seminarą šokėjams dirbantiems su spec poreikių turinčiais vaikais. Tai vėlgi pritaikom, teikiame rekomendacijas. Visada mūsų durys atviros ir visada gali pasikonsultuoti ir tą visą literatūrą naudotis.